Penkta tema – praktinės biudžeto rengimo iliustracijos. Prieš nagrinėjantis biudžetų sudarimą ir jų vykdymo kontrolę, pradžioje aptarkime bendresnius dalykus. Pirmas dalykas, kad biudžetai būtų realiai naudingi ir padėtų siekti įmonė užsibrėžtų tikslų, pradžioje turi būti labai aiškiai suformuluoti ir detalizuoti patys tikslai, kurių yra siekiama šiuo atveju biudžetų pagalba. Tais tikslais be to turi tikėti, jos turi labai gerai įsivaizduoti, ne tik už tų tikslų įgyvendinimą atsakingi vadovai, bet ir visi tokiame tikslų pasiekime dalyvaujantis asmenys, visi darbuotojai, kurie tai įtraukti. Antras dalykas. Kiekvienas asmuo, nuo kurio veiksmų, nors kažkokia dalimi priklauso sėkmingas pasirinkto tikslo įgyvendinimas, turi pats nors kažkiek asmeniškai būti suinteresuotas to tikslo pasiekimu. Pavyzdžiui, jis turi būti aiškiai dėl to motyvuojamas, skatinamas. Trečias dalykas, kuris yra reikalingas, tai kiekvienas tikslo gyvendinime dalyvaujantis darbuotojas turi turėti aiškiai apibrėžtas savo teisės, įgaliojimus, atlikti tai, kas jam yra pavesta su kuo didesniu savarankiškumo lygmeniu. Kad jis realiai jaustų, kad nuo jo tikrai kažkas priklauso, kad jis nėra šiaip mažas sraigtelis dideliame mechanizme. Atsižvelgiant į įmonėje iškeltus ir spręstinus veiklos gerinimo tikslus, biudžetai turi būti rengiami visiškai tiksliai orientuoti į tų tikslų pasiekimą. Ir visi rodikliai biudžete turi būti numatyti taip, kad iš jų būtų visiškai aišku, kada siekiamas tikslas yra pasiektas pilnumoje, o kada jisai pasiektas tik iš dalies. Tam biudžete turi būti numatyti ne tik tai kiekybiniai tikslo pasiekimo rodikliai, bet jeigu tik yra įmanoma, ir kokybiniai rodikliai. Šiame puslapyje 149 yra pateikta gamybinės įmonės pagrindų parengta pagrindinio biudžeto struktūra. Iš jos matyti, kokiems objektams tipiniu atveju gamybos įmonė yra sudaromi biudžetai. Taip sakant, kas yra biudžetuojama. Tačiau tai yra suprantama tik pavyzdys, nes įvairiuose įmonėse realiai tai daroma vis tiek kažkiek savitai ir skirtingai. Kai matome iš schemos, jos viršutinės dalies, pirmas ir antras sunumeruoti blokai, pardavimų biudžetas ir pajamų biudžetas, jie ne šiaip sau sunumeruoti pirmu ir antru, o tai padaryta sąmoningai, atkreipiant dėmesį, kad rengiant biudžetus pirmiausia turi būti sudaromi pardavimų biudžetai. Tai yra pirmiausia turi būti planuojama, kiek mes ir ko parduosime, ir tik po to daromas produktų gamybos biudžetas, kuris šiuo atveju yra trečių numerių įvardytas. Tai yra pradžiai turime žinoti, kiek mes numatome parduoti ir tada žinosime, kiek mes numatome pagaminti. Suprantame, kad visi čia šitoje schemoje įvardinti biudžetuojami rodikliai, biudžetuojami objektai priklauso vadybos prasme, yra priskirti tam tikriems padaliniams, produktams, projektams. Tai yra už tam tikrus biudžetus atsakingi tam tikrų padalinių vadovai, projektų vadovai, produktų vadovai ir taip toliau. Tie biudžetai nėra, taip sakant, savaime be niekino priežos. Jie yra vadybos prasme aiškiai priskirti tam tikriems vadovams, vadybininkams ir kitiems asmenims. Kitame puslapyje, 150, pradėsime aptarinėti nesudėtingą, tačiau tikrai labai efektyviai, ypač nedidelėms bei vidutinėms įmonėms tinkamą universalią biudžeto rengimo bei vykdymo kontrolės sistemą. Aptarimų atveju, kurį mes nagrinėsime, įmonė vykdo leidybos ir mokymų veiklas ir toje įmonėje yra taikoma projektinė vadyba. Tai yra kiekvieno produkto gamyba ir pardavimas traktuojamas kaip atskiras projektas, kuriam vadovauja paskirtas projekto vadovas. Projekto vadovas atsakingas už visą projektą, nuo jo sukūrimo, gamybos iki jo pardavimo. Konkrečius projekto vykdymo darbus, kūrimą, gaminimą, pardavimą ir kitus atlieka įvairių įmonės padalinių darbuotojai. Projekto vadovas tiesiog užsako iš tų padalinių savo projektui reikiamus darbus ir stebi, kad jie būtų atlikti tinkamai.
Po to projekto vadovas vertina funkcinių padalinių jau atliktus darbus jo projektui ir priima tų darbų kaštus į savo projekto biudžetą, jeigu su tais kaštais sutinka. Kaip tai daroma, pamatysime pavyzdėje, kurį ir netrukus nagrinėsime. Mūsų pavyzdėje įmonėje biudžetai sudaromi tiek projektams, tiek ir funkcinių padalinių, kurie dalyvauja projektų vykdyme tų padalinių veikloms. Kadangi padalinių darbuotojai dirba ties konkrečių projektų gyvendinimu, biudžetai įmonėje rengiami matriciniu principu. Ta ir matome šioje schemoje, šitoje lentelėje, kad yra kaip pavyzdys, tarkim, kažkokie 3 projektai A, B ir C ir yra funkciniai padaliniai 1, 2, 3. Tie 3 padaliniai atlieka tam tikrus darbus, kad įsigyvendintų projektas A, projektas B ir projektas C. Ir atlikdami savo darbus prie tų projektų, tie padaliniai daro kaštus ir tie kaštai priskiriami atitinkamam projektum. Taigi, šiuo atveju, kaip sakant, padalinio kaštai pasiskleidžia projektams ir tampa kartu ir projektų kaštais. Tai matricinis principas. Kaip pamenate, jau pirmoje temoje šie dalykai buvo aptarti per pateiktas matricas, kaip funkciniai padaliniai teikia paslaugas produktų padaliniams ir kartu patiems produktams. Matricinio biudžeto rengimo esmė yra ta, kad padalinio kaštai, jeigu jie yra skirti konkrečiam projektui, bus parodyti ir to projektų biudžete, ir paties padalinio veiklos biudžete. Na, o už visus projekto vykdymo kaštus visumoje, kaip ir už galutinį rezultatą iš projekto, turi būti atsakingas projekto vadovas. Už konkretaus padalinio darbus, atliktus vykdant įvairius projektus ir tų darbų kaštus, atsakingas jau padalinio vadovas. Nagrinėjantis toliau esantį pavyzdį, prieš aptariant konkretų puslapį, pradžioje rekomenduoju jums patiems tą puslapį įdėmiai peržiūrėti, pasinagrinėti ir po to klausytis jo dėstytojo aiškinimų. Tiesiog jums patiems tai bus lengviau viską perprasti, kadangi viename puslapyje bus pakankamai daug duomenų ir reiks tiesiog jums patiems laiko, kad visą tai peržvelgti ir su tuo susigyventi, kas bus toje schemoje. Dabar puslapis 151. Čia matome jau galutinai parengtą projekto, mūsų atveju seminaro, mokesčių vadyba įmonėje biudžetą. Projekto biudžetas parengiamas visam jo vykdymo laikotarpiui, nuo jo vykdymo pradžios iki užbaigimo. Esant poreikiu, biudžetas, aišku, visada yra skaidomas trumpesniais laikotarpiais, ketvirčiais, mėnesiais, savaitėmis arba dekadomis, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos. Mūsų pateiktas seminaro biudžetas yra detalizuotas mėnesiais. Čia šalia mūsų matomo seminaro biudžeto, kiekvienas šiame seminare, šiame projekte dalyvaujantis darbuotojas pasirengtų savo labai detalų savo paties darbų planą, ką jisai asmeniškai turi padaryti ties šio projektu. Pavyzdžiui, už seminaro pardavimus atsakingas darbuotojas turi pasirengti atskirus detalius biudžetus pagal kiekvieną formuojamą seminaro grupę, nes bus iš viso renkamos 5 seminaro grupės 5 skirtingose miestuose. Kiekvieną tą seminaro grupę reikia formuoti visiškai atskirai nuo kitų grupių. Kiekvienas projektas turi būti aiškiai aprašytas, nurodant jam įvairius kokybinius bei kiekybinius reikalavimus. Na, pavyzdžiui, mūsų seminaro atveju būtų nurodomas minimalus bei maksimalus dalyvių skaičius grupėje, įvardinami reikalavimai seminaro auditorijai, jos įrangai, apibūdinama seminaro dalomoji medžiaga, būsimas seminaro dalyvių aprūpinimas ir kiti dalykai. Tokį projekto aprašymą geriausia daryti kaip atskirą priedą prie projekto biudžeto, o svarbiausia informacija koncentruotai galima pateikti ir pačiame projekto biudžete, kaip parodyta mūsų schemoje viršuje dešinėje. Pirmiausia, mūsų atveju, kalbant apie seminarą, bet ir visais kitais, kalbant apie bet kokius produktus atvejais, turėtų būti parengtas produkto pardavimo biudžetas.
Mūsų atveju planuojamas seminaro klausytojų skaičius ir pardavimo įplaukos. Tai pateikta biudžeto A ir B eilutėse. Pardavimai mūsų atveju yra išmatuoti įplaukomis, tai yra pardavimai parodomi tada tiek biudžete, tiek to biudžeto vykdymo ataskaitose, ką pamatysim toliau, parodomi pardavimai tada, kai gaunami pinigai už būsimą seminarą, bet ne tada, kai tie pinigai tampa uždirbtomis pajamomis. Kartu suplanuojamas ir tokiam klausytojų kiekiu surinkti reikalingos reklamos ir pardavimų išlaidos. Jos pateiktos mūsų biudžete 4.1 ir 4.2 eilutėse. Kadangi naudojama lanksčių biudžetų sistema ir mūsų pavyzdė tai irgi yra, tai ir reklamos bei pardavimų kaštai turi priklausyti nuo paties produkto, šiuo atveju seminaro pardavimo apimčių. Taip sakant, kuo didesnis pardavimo apimtis, tuo natūraliai turi būti daroma daugiau pardavimo kaštų ir reklamos kaštų. Toliau planuojamos yra medžiagos gamybos išlaidos, paslaugų teikimo išlaidos. Už jas mūsų atveju yra atsakingi skirtingų padalinių darbuotojai. Tos sumos pateiktos biudžeto antroj ir trečioj dalyje. Pats seminaras mūsų atveju bus pravedamas X1 metų sausio ir vasario mėnesiais, bet jau nuo X0 metų lapkričio mėnesio jis yra reklamuojamas ir pardavinėjamas. Šiame projekto biudžete yra išskirtos netgi 5 skirtingos maržos, kurios parodo, kad už savarankiškus projekto vykdymo darbus, tai yra už gamybą, medžiagos, už paslaugų teikimą, už marketingą, už projekto vadybą atsakingi skirtingi vadovai. Kiekvienas iš jų atsako už savo darbus bei tų darbų vykdymo kaštus ir juos kontroliuoja. Šie tarpiniai maržos rodikliai parodyti projekto biudžete vadybos patogumo tikslais atskiria vieno darbų vadovo dispozicijoje esančius darbus ir jų kaštus nuo kitų vadovų dispozicijoje esančių darbų ir jų kaštų. Šių tarpinių maržos rodiklių atskirų darbų vadovai nemato. Jie mato tik savo pačių vadovavimo darbų kaštus šiame projekte, o visus maržos rodiklius mato tik tai projekto vadovas. Kiekviena marža parodo, kokia pajamų suma lieka tam, kad būtų padengti likę projekto vykdymo bei įmonės bendrieji kaštai, įskaitant ir tam tikrą pelno dalį. Čia panaudoti tarpinių maržos rodiklių pavadinimą atspindi kaštus, kuriuos šios maržos turi padengti. Pavyzdžiui, projekto marža pirmiausiai turi padengti projekto vadybos išlaidas. Toliau kylant pagal biudžetą. Komercinė marža turi padengti pirmiausiai projekto marketinginės išlaidas, paslaugų teikimo marža pirmiausia turi padengti paslaugos teikimo išlaidas ir taip toliau.